Sveiki, čia Balti vilkai. Ir šiandieną noriu pristatyti pasakas, manifestacijos pasakas. Ši idėja kilo žaidžiant su vaiku, būnant su vaiku, žiūrint jo nuotraukas. Ir kaip man šiam mažam žmogui perduoti tam tikras žinutes. Kad tikėk tik savim, tik savo širdim, tik savo nuomonę. Ir aš pagalvojau, juk aš galiu jam sekti pasakas, kurias seku vakarais. Apie Žaibą Makvyną, apie Tarzaną. Taip, aš galiu tokias pasakas taip pat kurti pati. Ir jis yra mano įkvėpimas. Aš jam esu dėkinga už visą jo gyvenimą, nors jis dar labai trumpas, bet jis man ir duoda šią motivaciją kurti Baltus vilkus, jo dėka pas mane atsiranda idėjos, jo dėka aš einu į priekį, jo dėka aš renkuosi save ir jo gerovę. Tad gimė pasakos ir noriu pasakyti, kad šios pasakos atspindi tam tikrą žinutę. Suaugę ją klausysis vienaip, maži vaikai ją klausysis kitaip, bet žinutė vis tiek ta pati. Smagiausia yra dalis, kad mes galime kurti šeimos vakarus, tai mano viena iš vizijų šeimos vakarai, kai galime kartu pasiruošti užkandžių, pasiruošti jaukią aplinką, užsidegti pačias šilčiausias šviesas ar įsisukti kaldras su arbatomis, zefyrais ar tai kalėdos, paklausyti pasako. Jinai trunka 7 minutės 5, kai kurios galbūt ateityje truks ir ilgiau. Ir aprašyme aš esu įdėjusi klausimus. Tai būtent paklausius šios pasakos mes galime atkurti ryšį su šeima, vaikais, savimi. Ją galima klausytis ir vienam žmogui ir atrasti ryšį. Ir šių dienų problema iš tikrųjų yra didelė ir mano gyvenime, tai tas bėgimas, ėjimas. Ir mes nežinome iš tikrųjų vieni apie kitus. Ir per klausimus papasakos, tai yra kaip mato žmogus kitas, kokios jo gyvenime situacijos įvyko, mes galime sužinoti ir apie savo vaikus, apie save, apie partnerius, kas vyksta jų gyvenimuose. Ir tai gali trukti 15 minučių, tai gali trukti 2 valandas ir gali tai tapti nuostabiausia šeimos tradicija, draugų tradicija. Kodėl neįvedus pasako klausimo ir aptarimo? Trumpas ritualas savaitę kartą, 2 kartus per savaitę. Tai yra nuostabus praleidimas laiko, ryšio kūrimas. Tai klausykitės jos bet kada, klausykite šių pasakų su šeima, su draugais, padarykite vakarus įdomesnius ir pažinkite savo žmonės aplink, sužinokite apie jų gyvenimo situacijas. Ką jie nuveikė, ką jie gavo, kaip jie galvoja ir galbūt jiems panašių situacijų įvyko gyvenime. Tai va, labai džiaugiuosi šią pasakų idėją ir esu tikrai labai dėkinga savo sūnui, kad beskaitant jam pasakas, man kilo štai tokia idėja. Ir aprašyme rasite klausimus po šios pasakos, kuriuos galite aptarti būnant su draugais ar pagalvoti būnant su savim. Ir skirti laiko tiek savo, tiek šeimai, tiek draugam. Aš manau, tai yra didžiausias turtas turėti žmonės, su kuriais gali palaikyti ryšį. Ir kuo daugiau mes to ryšio turime, to laimingesni visi esame. Ir pastebėkite, jeigu atliksite tai vieni ar su šeima, kitą dieną visa jūsų šeima bus kitokia. Jiems arba viskas seksis, arba bus geros nuotaikos, nes bus ryšys suharmonizuotas mūsų vidus. Mes būsim laimingi, pilni netgi. Ir dažnai klausia žmonės, man trūksta kažko, aš nesuprantu ko, ryšio. Mums trūksta harmonijos. Darbai. Ir mums reikia šeimos. Arba draugų, arba pabuvimo su savim, nesvarbu atrasti tą vidinį ryšį, tiesiog pasikalbėti su savim, kažką prisiminti. Ir pasakyti, taip, man tai buvo, taip, aš taip pasielgiau, taip, aš pastovėjau už save, taip, aš supratau save. Arba pamatyti pas savo žmonės, artimus draugus, kokios jų situacijos gyvenime buvo. Nes mes, kol nepaklausėme detaliau, mes galime net nežinoti kai kurių gyvenimo detalių. O per pasakas
ir jų tokią analizę, pavadinkim. Per kelis klausimus mes galime tikrai sukurti nuostabų vakarą, pažinti žmones, su kuriais kartu netgi gyvename ir sukurti labai stiprų ryšį. Tai lauksiu jūsų komentarų, kaip jums sekėsi su pasakomis ir ar norite daugiau pasakų, galbūt turite kažkokių temų pasakoms ar žinutes, kurias norėtumėt perduoti per pasakas. Tai būtų motyvacija ir pagalba man sukurti ateityje pasakų. Ir eikime pasiklausyti pasakos ir kurti ryšius tiek su savimi, tiek su savo aplinkiniais žmonėmis. O dabar sakau su meile, balti vilkai ir gražių švenčių. Gražių švenčių. Nuostabu, tai dabar yra lapkritis 2024, lapkričio 14, 2 valanda dienos ir mėgaujuosi to, ką darau. Ačiū. Ačiū kiekvienam.